Zoologijos sodas netoli Klaipėdos pasipildė naujais gyventojais, tačiau senbuviai nenoriai priima naujus gyvūnus. Itin nesvetingai žvėris pasitiko buvusią cirko artistę Liūtę. Pasirodyti zoologijos sodo lankytojams naujoji gyventoja Liūtė Jessica nepanoro. Ilgametė cirko artistė vos prieš kelias dienas atvežta iš Čekijos. Kiekvienas gyvūnas gyvenantis savo vietoj metai laiko, jisai pažįsta visus ir iš garsų, ir iš balsų. Ir dabar, kaip atvažiavo nauji gyvūnai, paprasčiausiai Liūtai yra nepatenkinti. Jie riaumoja, jinai riaumoja gindamasi. Tigrai vaikšto palei tvorą, norėdami kažką tai pasižiūrėti iš arti, o jai yra labai nesmagu. Gerusis mažiukas, geras, noriu paglostyti. Labiausiai nauja kaimynė nepatenkinti liūtukai Simba ir Leo. Zoologijos sodo šeimininkas pasakoja, kad pirmą naktį liūtų riaumojimas buvo girdėti net aplinkiniuose rajonuose. O šie du naujakuriai romūs. Afrikietiškos karvės kol kas baugščios, bet tikimasi, kad neilgai trukus naujoje vietoje apsipras. Afrikietiškos karvės retos, jų nepamatysi ne viename Baltijos šalių zoologijos sode. Iš Čekijos dabar laukiam 2 metus eiliai, kol gausim tų jauniklių, tai va tos jauniklius parsivežam, tai yra įdomiausias eksponatas. Aišku, čia mažai ką mes pridėsim prie žemės ūkio Lietuvoje, turiu omeny pieno ir mėsos atžvilgių, bet ragų atžvilgių turėtumėm parodyti, kokie gali išaugti. Suaugusių afrikietiškų karvių ragai įspūdingi. Yra užfiksuota, kad didžiausias ragas ilgesnis kaip 1,5 metro, o jos skersmuo net pusmetris. Kur kas kuklesniais ragais gali pasigirti kitas naujakurys – Kamerūno avinas. Jis būstų dalyjasi su ožkomis ir būriu ožiukų. Tačiau jau vasarą jis sulauks savo giminaičių – bandos Kamerūnų avyčių. Šiuo metu turbūt jaukiausia zoologijos sode jaučiasi štai šis iš Čekijos atvežtas servalas. Afrikoje paprastai gyvenantis laukinis katinas gyvena kartu su sodo senbuve servalo patele.